Labas visiems, kas žiūri. Norim parodyti dar vieną objektuką, bus toks pirmas etapas. Tai vis nėra kada pafilmuoti, tai dabar bent jau prabėgsim per šitą etapą, ką padarėm. Tai mūsų čianais laukia gipskartinio montavimo darbai, tai jau jie padaryti. Glaistymas, dažymas, plytelės, angokraščiai. Bus dar dekorai, bus bagetai. Šičia, kur ant lubų pagilinimas, tai irgi bus iš moldingų toksai padarytas, paslėptas apšvietimas. Padarėm užuolaidom nišas. Tai čia irgi bus su paslėptu apšvietimu to pačiu. Bus ledas, užuolaidos bus automatika. Dabar, ką mes čia dar? Ir glaistomi difuzoriai visam name. Tai čia 2 aukštų toks namas. Darėm dar langus irgi atskiriam su šešėlinė siūle visur. Tai po to finale parodysim kaip. Irgi labai daug žmonių prašo parodyti aplamai, kaip mes būtent darom tas šešėlinės siūles. Tai gal net ir šitam objekte pabandysim pafilmuoti. Tai irgi čia padarėm tokias per tvarėlės atskiriam. Iš šitos pusės bus paslėptas apšvietimas švies. Labai daug priglaistomų ledų primontavom. Parodysiu netgi kokie. Tai va šitų čia bus daug metrų labai jų. Tai mes kai užsakom visą laiką tos plasmasiukus, kad būtų kardu. Tai vienas būna plasmasiukas tas darbinis mūsų, o po to jau kai viską nusišveičiam, nudažom, tai išimam tiesiog ir įdedam naujus, tada viskas gražiai. Laiptus irgi apdirbinėjom, išlieti buvo ne kažką, tai čia dar dirb prie jų. Čia prisijokėm, nes darėm katinui tualetą. Ten buvo labai smagu dirbti viduj. Irgi išlyginom visus laiptus, nes labai stipriai nueidinėja, nežinau ar čia matysit. Ten kokie 3-4 cm. Tai dabar bus viskas finale gražu. Čia irgi, kur bus pakopos, atskirsim su šešėlinė siūlelė maža, kad netrukinėtų. Ten gerai, kad katinui paslėpto apšvietimo nesugalvoju. Kas čia dar? Apie šešėlinės siūlės, kur ties čianais irgi žmonės, kadangi labai jau daug klausia, tai reiks nepasišiukšlinti, kažkaip nufilmuoti, padaryti. Sienos nutrinkuotos, taip švelniai tariant, ne kažką, bet mes jau pripratę. Jau jos yra paruoštos apšveistos, viskas paruošta glaistymui. Tai vešimės glaistymo aparatą. Šitą objektą glaistysim mechanizuotų būdu. Ką reikia kilti, gal į 2 aukštą parodysiu, kas ten gero. Dar prie to pačio, aišku, parodysiu kolidorių. Tai irgi viskas bus. Visi angokraščiai padaryti žalio gipso ir su šešėlinė siūle. Netgi kur palangė irgi bus padarėm, kad nieks nesiliestų. Tai čia dar bus spinta. Ir čia bus mažasis WC kambarys. Čia pasidarėm tokį stalažiuką, kad būtų patogu. To įsirdysim. Bandom kilt. Va, jau 2 aukšte. Čia bus koridorius. Irgi priglaistomas ledas. Čia bus tokia kaip darbinė patalpa. Irgi priglaistomas difuzorius. Čia vaikų kambarys. Tai irgi paslėptas apšvietimas bus. Irgi priglaistomi ledai, priglaistomi difuzoriai. Čia va gerai matysis turbūt, kaip atskiriam langus. Tai irgi daug, mes matom irgi stebim tuos Facebookus, meistrus kitus, tai kiti tas putas klijuoja. Gal senam name, gal ir nieko, bet kaip šiuolaikiški namai, padaryti sandarumo testai, tai ten šildyk nešiltinės, mūsų nuomonė. Nelabai ten verta. Trim, keliaujam toliau. Čia dar vienas laiko kambarys, ko gero. Čia jau ledų nėra, tik bus paslėptas apšvietimas. Tai va, irgi daug labai reikės kada paliest tą temą, kodėl mes montuojam gipskartonį kas 40, o ne kas 50. Ir sukam pagal profilius. Tai čia daug diskusijų verda, matom, bet jau šiais laikais turbūt reikia vertinti, kad yra ledai priglaistomi, yra
difuzoriai priglaistomi ir jau kas 50 jau labai silpna konstrukcija gaunasi. Bet įvairiausių yra būdų, kaip montuoti lubas, tai kas kaip sugeba, tas taip daro. Svarbu, kad finale viskas būtų gerai. Mes taip suprantam, mes taip darom. Mums taip patikimiau atrodo, kad ir kelis profilius daugiau įdedi, bet finalas būna biški rimtesnis. Kadangi mes patys ir montuojam ir glaistom, tai jau per tiek metų šiek tiek suprantam, sakysim. Čia dabar bus tėvų kambarys. Tai sumontavom irgi vieną spintą bus ir kitoj pusėje bus kita spinta. Tai galės tėvai nesipykti dėl spintų. Čia irgi bus priglaistom šviestuvai, difuzoriai ir paslėptas apšvietimas. Mes paslėptą apšvietimą darom be jokių frezavimų, be nieko, tiesiog viskas gaunasi iš eigos, iš lubų, jokių čia priverstinių siūlių kažkokių nėra. Finale bus gražus šitas objektas, matosi jau dabar. Aišku, kol kas to vaizdo nėra. Čia antro aukšto vonios kambarys, tai irgi apsiuvom. VC, čia dar bus tokia nišelė, didelio formato plytelės 1,20 m x 60 Padarėm su nuolydžiu į sieną ir įmontavom trapą. Tai po to, jau kai finalą padarysim, tai nufilmuosim būtinai šitą objektą. Jau ruošia Deivis, kadangi serga, tai šitam objektui iš vis keistai taip. Arba aš sergu, arba kolega serga. Tas pasveiksta, aš susergu. Žodžiu, cirkas kažkoks. Tai toks objektukas. Padarysim viską iki galo, tai pafilmuosim, turėtų būti labai gražiai. Dar trumpai pabandysiu paaiškinti, kaip mes darom angokraščius. Aišku, turbūt daug kas žino, bet mes pasakysim, kaip mes darom. Tai pats pirmas darbas yra langų apsiklijavimas. Tai mes naudojam tą gerą Tesos geltoną ryškią juostą. Apsiklijuojam šiek tiek užleisdami, kur bus šešėlinė siūlė į vidų, ten kokį 3-4 mm. Tada, kaip matome, klijuojam knaus slydimo juostą. Dėl to, kad kai mes glaistom, šiek tiek būna kai kur įlenda glaisto, tai kad jį gražiai su glaistyklė pasivalyt, tai labai lengvai atšoka nuo slydimo juostos. Finale nesibraižo langai, viskas sparčiau vyksta ir kai viską nulupi po viso apdailos proceso, tai langai lieka kaip nauji, nereikia nieko ten papildomai valyti. Tada klijuojam žalią gipskartonio plokštę, tai klijuojam ant perflikso, aišku, prieš tai viską nusigruntuojam. Kai išdžiūna viskas, tada užsipučiam dar montažiniam putom, viską apsipjaunam, vėl viską nugruntuojam. Apdirbinėjam viską su uniflotu, aplink visą lango perimetrą iš išorės dedam dar papildomą tinkliuką. Į patį kampą dedam kurtjuostą. Čia rifliuotas kampas, tiesiog paprastas glaistymo, o ten glaistymo puskampis. Atitraukiam porą milimetrų nuo lango, čia per akis užtenka, kadangi būna ta garo barjero juosta ryškiai raudona, tai kad nešviestų, nesimatytų iš šonų pasilenkus. Tiesiog tik tai tarpelį šviestų gražiai, tai čia pakanka ir 2 mm didesnio nereikia. Aišku, prieš visą darbą įvertinam garo barjero būklę. Dažniausiai būna, kad dar prasitepam su specialia mastika viską, kad jau 100% būtų viskas gerai. Tai va, gal buvo kam įdomu arba naudinga, tai gali pasinaudoti kam nors.